Gyvenimo pasaulio, kuriame atrodo, kad nėra ligoninių, nėra ligonių. Ir kad mes niekada neatsidursime tose vietose. Kai aš pirmą kartą pamačiau, kokio dydžio yra Santariškės, kokio dydžio yra tas visas kompleksas, tai aš buvau nustebęs. Reiškia, kiek daug žmonių susiduria su problemom, susiduria su ligom arba su iššūkiais, aš taip sakyčiau. Tokie koncertai, tokios progos, tokie renginiai padeda nepamiršti, kad aš esu laikinas. Aš, kaip ir tu, mes esam laikini. Tik laikinai aš esu sveikas dabar ir dėl to aš galiu padėti tam, kuriam yra sunkiau. Nepamirškim, kad 1,2 procentai, kurios galim skirti nuo savo atlyginimo, gali tiesiog dulkėti, gulėti valstybės kažkur ten stalčiukose, lentynose ir galit panaudoti nebūtinai taip, kaip norit jūs. Todėl nepamirškit, turite 1,2 procento, panaudokite juos tikslingai. Išsirinkit tą fondą, išsirinkit tą paramos grupę, išsirinkit tą sritį, kuriai norit pagelbėti, norit padėti. Aš visą laiką kviečiu padėti vaikams, kurie susiduria su onkologiniais susirgimais. Nepamirškit silpniausių mažiausių.